Labai svarbi diena Lietuvai. Nes tą dieną, tiksliau, mūsų istorikai nustatė, bet vis tiek. Tais metais buvo suvienyta Lietuva ir Lietuva tapo valstybė. Jeigu iki tol buvo atskiros kunigaikštystės gentis, nuo to laiko mes turim valstybę. Ir daug kartų buvo užpulta, daug kartų reikėjo gintis, reikėjo iš diplomatinės išminties ir ne tik Mindaugo laikų ir po to vėliau, žinom porą kartų Vytauto, tokius diplomatinius žygius, kai lyg ir žemaičius pardavė, bet svarbiausia išsaugojo Lietuvą. Tai Lietuva nuo to laiko valstybė, kurią pripažino Europą. Ir ne šiaip savo, nes Mindaugas buvo karūnuotas. To laiko tokia buvo tvarka, popiežiaus siųsta karūna. Ir reiškia, kad mes galim didžiuotis savo tautą, savo valstybę, kad per tiek laiko išsaugojom valstybingumą iki pat 18 amžiaus pabaigos. O 20 pradžioj vėl jį atkūrė. Sveikinu visus susirinkusius, kurie atėjo čia, kurių diena gal nebuvo, bet kurie atėjo dieną vakarė čia giedoti mūsų tautiškos giesmės. Būkit sveiki, laimingi ir kad mūsų visus lydėtų sėkmė. Dėkui gerbiamam kalbėjusiam. Ir jau turim tikrai labai nedaug laiką.